Sveiki, čia ekstrasensų dvikova, kurioje šiandien susirungs 3 dalyviai. 3 antgamtiškų galių turintys ekstrasensai, kurie bandys įrodyti, kad yra verti ekstrasensų čempiono titulo. Čia yra viskas tikra ir nesurežisuota. Ką darom? Trečią, reikia dublio ar užteks ir šitą? Gerai. Sveiki, mano vardas yra Justinas Kazlauskas, man yra 16 metų. Praeitam gyvenime buvau Pagaliu, už praeitam gyvenime buvau Deividu Kazlausku. Mano ekstrasensoriniai sugebėjimai atsirado vaikystėje, kai tėvai mane užrišo į maišą ir išmetė į upę, bet aš išgyvenau, aš išsilaisvinau. Po to jie nuvežė mane į mišką. Vien kūno sensorikos sugebėjimus aš sugebėjau grįžti namo. Mano sugebėjimai visi nuo mano tėvo, kuris užsiminėdavo spiritualizmu, kartais pernelyg daug, 4 dienos iš eilės. Mamai tai stipriai nepatikdavo. Vėliau aš pamandžiau save mentalizme, draugų įtaką. Pradėjom nešiot kerzus, klausytis AC/DC, grot gitarą prie laužo. Ir štai aš čia, tam, kad nugalėt, užimti 1 vietą, arba 2, arba 3. Viena iš prizinių vietų bus mano. Pamatysit. Меня зовут Aleksej Ivanov. Mano tėvai yra armėnas ir lietuvė ir gruzinas. Aš esu ne vieno tarptautinių konkursų laureatas. Jūrmala, Kijev, Stalingrad, Petrograd, Nižni Novgorodov, Mazaltov. Mano stipriosios pusės yra orakulizmas, mentalizmas, hipnozė, Excelis, akordeonas. Aš esu už juodąją magiją. Black Friday. Black juodas. Magija Friday. Pala. Kaip sakėt, ekstrasensų dvikova? Eina, aš... Čia ne Lietuvos balsas čia? Aš ne ten anketą nusinčiau. Ir vėl? Aš žiauriai atsiprašau. Aš galiu sudalyvauti, jeigu jūs norit, bet kad aš neturiu jokių galių. Žinokit, aš neturėčiau čia būti, aš tikrai žiauriai atsiprašau. Aš nemoku tik dainuoti, aš galiu padainuoti jums. Spjaudau savo ir gaudau, mylėk, vivo perlei, be meilės mirt, galiu gitaros, eina, pievoj ten, tarp džiaugų, prie lango guli ir medžioja mėnulį mano katina žaliom akim, aš myliu merginą gėlių kvartale, o mes vyrai vandens stiklinį, o kas gerasias ims, kas kam vedybinėme guoliai reikalingi angelai. Pirmoji jūsų užduotis yra atspėti, kuriame automobilyje yra žmogus. Tam jūs turėsite kelias minutės. Kai padarysite savo sprendimą, sustokite prie automobilio. Jūs šioje užduotyje galite naudoti savo rekvizitus. Pirmasis pradės Justinas. Matau, čia yra daug vandens, labai gera vieta šulinį, jaučiu tai. Čia yra akivaizdžiai pasibaigus technikinė. Gerai, jeigu reikėtų rinktis mašiną, aš rinkčiausi Toyota Corolla, nes labai ekonomiška ir į sodą galima ir bulvių atvežti ir dar kažką. Bet jeigu reikėtų rinktis mašiną, kurioje yra sveikas, tai irgi šita Toyota Corolla. Aš esu tikras. Toyota Corolla. Taip. Pažiūrėkime, ar čia atrasime žmogų. Dėl žmogaus čia nėra. Tada Volkswagenė. Šita Volkswagenė. Atsiprašau, jūs turėjote 1 bandymą. Dėl dalyvis pirmasis suklupo. Pažiūrėsime, kaip pasiseks antrajam. Deja, pamiršau savo virgulės, teko suktis iš situacijos, improvizuoti. Naudojau virbalus, bet jie visiškai nepadeda. Su virgulėm aš galėčiau atspėti, bet su virbalais čia tas pats kaip spėliot. Čia reikia gamtinių jėgų turėti, kad jie veiktų. Antrasis mūsų dalyvis. Aleksej. Aleksej, sakykit, ar jums padės jūsų 3 akis? Aleksej, sakykit, ar jums padės jūsų 3 akis?
Ar trečioji akis jums padės? Akmuo. Ne, ar trečioji akis? Akiniai. Na, glaza. Glazūra. Ne, akis. Jeigu nežinai, tim kitą. Pati akis. Aš nieko negirdžiau, aš esu su ausinėm ir pats jos atsisinčiu iš Šipzai. Šipzai labai geri ir dėlai visokie ir dengia, tarp kitko, žymiai. Akis! Akis! Akcijos, taip, ir yra ir akcijų, ir viską. Man padės šiandieną muzika. Iš Šipzai ausinės man transliuos teletiltų muziką per internetu. Ir man muzika yra visą laiką, mano yra stiprioji pusė. Bet man ir padės. Gerai, galime pradėti užduotį. Ir tarp kitko, man dar padės trečioji akis. Tai tą ir sakiau, ar klausiu, ar trečioji akis padės? Galiu pradėti? Galit pradėti. Startuojam. Kada? Ne, startuojam, galim pradėti. Važiuojam. Važiuojam, gerai, pradedam. Čia. Čia. Nėra. Не čia. Так не будет. Вот это вормер. Знаешь? Знаешь вормер? На сердцу. На сердцу вормер. Вот знаешь ты? Ar tai yra jūsų spėjimas? Вот это моя жизнь. Čia motociklas. Вот это. Ne, čia nėra bagažinės, čia nėra kur žmogui pačiam sulysti. Muzika mane atvedė čia. Aš muziką kliauju savo gyvenimą. Atidaryk. Ne, čia neina nieko atidaryti, čia neina pačio žmogaus, pažiūrėk kokio dydžio. Nu, aš tada nežinau, jie nežinau. Čia yra bespridėlas. Alsėčiai. Jeigu mane muzika pavedė, aš nebežinau, ko galiu pasitikėti. Gerai, dėkui jums. Antrajam dalyviui ši užduotis taip pat nepasisekė. Pažiūrėsime, kaip seksis trečiajam dalyviui. Aš pabandysiu pats atidaryti dar. Gerai. Ne, čia net netilptų. Žinokit, aš tikrai nežinau, kuri. Aš neįsivaizduoju net. Nežinau, gal... Nu gerai, gal šita, iš kur girdis beldimas? Ar tai yra jūsų paskutinis spėjimas? Aš tikrai nežinau, žinokit. Nu jo, nu davai, gerai, šita. Patikrinkime šitą mašiną. Taip, šioje mašinoje iš tikrųjų slėpėsi vaikas. Evaldai, sakykit, kaip jums tai pavyko? Jūs turbūt turit kažkokių gamtiškų galių. Ne, žinokit, jokios naudos, tik klausa. Ar tai jums padėjo kažkoks tai vis tiek vidinis balsas galbūt? Ne, žinokit, ne vidinis balsas, man atrodo, čia pagrindė tas beldimas buvo vaiko. Bet išgirdėjote, jis tokiam takte buvo toks. Tak, 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 tak. Taip, taip. Girdėjosi, ne? Super, super. Evaldas akivaizdžiai įsiveržė į priekį. Keliaujame prie kitos užduoties. Antroji užduotis. Šiai užduočiai esame paruošę kelis daiktus, kuriuos ekstrasensai vien iš savo vizijos pamatę turės papasakoti apie jų istoriją. Pone Kazlauskai, Taip, kokia yra šių daiktų istorija? jaučiu 86 metai. Čekoslovakija, ne, čia Kosovas Serbija, akivaizdžiai Kosovas Serbija, aš manau, kad šitą kepurę nešiojo Elvis. Taip. Tiesiog dar negalėjo taisyklingai prašyti savo vardo ir čia kepurė, kurioje jis mirė. Taip. Čia mano galutinis atsakymas. Pone Kazlauskai, jūs esat absoliučiai neteisus. Nesu girdėjęs dar tokios nesąmonės. Aš palauksiu galutinių rezultatų. Kokių galutinių rezultatų? Aš atsiimsiu savo per hipnozės užduotį. Kokios hipnozės užduotį? Mes neturim tokios. Dabar tu esi šuniukas. Koks dar šuniukas? Pone Kazlauskai, Aleksej, kokia yra šių daiktų istorija? Это сильная энергетика. Это большая женщина Волгограда.
Taip yra, kaip reiškia mes, ekstrasensai. Sakom, kad tai būna, kai susiduria mikroenergetika su makrosensorika. Ir gavosi tas man, ant mano kūno jūs tą matėte, aš iškeliavau į astralinę kelionę trumpą. Bet aš atkilau, reiškia, 20 gerų centimetrų nuo savo kūno ir labai išvaiščiau laiką. Aš pusę laiko slėpinių gaudinių gavau, pakeliuvęs į astralinę kelionę. Trečdalį laiko praleidau, aš išėjau iš pastato ir neradau pro kur grįžti. Tai leidus liftu, po to astraliniu liftu leidusi žemyn, išvaiščiau laiką. Nemi такие, жизнь такая. Akis užsiverčia. Akis užsiverčia. Вот это да. Вот это прикол. Вот это Black Friday. Va čia jau jum yra juodoji magija. Nu, aš žinokit, aš tikrai nežinau, aš net nespėliosiu jokių istorijų, čia firminiai drabužiai, jūs neturit biudžeto, tai aš galvoju, gal iš šipzinės, pas juos pigu, bet, netikriausiai, iš bet kur gali būti. Ne, tu teisus, Evaldai, tu vėl teisus, šie daiktai iš tikrųjų yra iš šipzy. Rimtai? Įspūdinga, tikrai, turime favoritą šitame žaidime. Pasakyk, kas sukas tavo galvoj po tokios didelės pergalės? Mano galvoj sukasi tik taip. Gyvenu gerai, tau. Du kartu, yra 4 žodžiai, jos akyse žodžiai, liečia mane, pasiliko, bet jei nuoširdžiai, man patinka kalėdos, mūsų namuose pabučiuok, argi gaila, verksi tu, tau minusą dedu, verksi tu, tavęs nesuprantu, yeah. Trečioji užduotis. Aistė jau 2 savaitės neranda savo vaiko, kuris galimai yra miręs. Policija jau nutraukė visas paieškas žmogaus, kurio turbūt su mumis jau nebėra. Aistė, sakykit, kaip jaučiatės? Prizuminkit ašarą. Ačiū. Sakykit, ar labai gaila vaiko? O kaip jum atrodo? O kaip, pavyzdžiui, vertinat materialinę žalą? Čiagi mano sūnus. O šiaip, o kaip jaučiatės, širdelė? Pasakykit į šitą kamerą. Jis turbūt juokauja. Aistės vienintelė viltis yra mūsų 3 ekstrasensai, kurie gali padėti surasti Aistės sūnų, kuris galimai yra po velėna. Ši užduotis padės atskleisti, kurisgi yra tikrasis ekstrasensas, o kuris yra šarlatanas. Pirmasis dalyvis. Iškart matau neištikimybę, jūsų vyras pas kitą išėjo, taip? Ne, sūnus dingo. Gerai, vyro aš irgi nematau, kur jis. Vyras dirba. Ir o dabar jis, o po to ką daro? Po darbo sūnaus ieško. Gerai, ir tikriausiai pastebėjot, kad ateina pavargęs, iškart miego nori. Na taip, bet vyras dirba, jisai po darbo eina sūnaus ieškoti, grįžta vėlai. Gerai, žiūrėkit, ką galiu dabar padaryti, burtas prakeikimas, veikia puikiai. O jūs manote, kad tai gali padėti man surasti sūnų? Ir pamirškite apie sūnų, galimai jis jau yra miręs, svarbiausia yra išgelbėti vyrą, tėvą. Kaip matau tinka, aš už pusvalandžio bus paruošta. Stresas, labai regiu stiprus stresas, labai stiprus sercas dūžiai. Tik, labai greitai, labai dažnai. Rodo ir žingsnius irgi, rodo šiandien, pavyzdžiui, 5 km nuėjau. Tai sakau, žinokit, mano rekomendacija yra kažkokį išmanųjį laikroduką gal nusipirkti. Iš šipzy aš asmeniškai užsisakiau, aš Amerikos atsiunčiu, labai pravartu ir labai pigiau išeina, žinokit. Tai jeigu, tarkim, jūsų vaikas neatsirastų, o galimai jis nebeatsiras, tai tokį laikroduką įsitaisot ir jums streso bus daug, jau dabar aišku, ir jums
akivaizdžiai parodys, tarkim, pats streso yra ir rekomenduoja, gal jums dėl mitybos, ar gal daugiau žingsnių nueiti reikia per dieną. Suprantat? Jeigu jums ramiau pačiai būtų, aš galiu kortas išmesti taro. Jeigu jums ant siertos, jeigu jums ramiau būtų. Norėčiau. Norėtumėte, aš galiu. Aš kasi dabar taip. Šitus kortus parodys jūsų vaiko likimą. Koks jis dabar yra šiuo metu. Tai kryžius 5. Kryžių bartukas. Kryžių dama. Kryžius. Nu, iš belė kur. Čia tai kryžius. Aš nelabai suprantu, man tai pirmą kartą tai paaiškiai rodo kortus. Nu dar palaukit, aš tada. Šiaip pirmą kartą toks aiškus labai signalas. Nu dar gal tada kryžius. Nu čia yra. Dabar yra dvi opcijos, aš matau, čia jūsų laukia arba labai malonus siurprizas, arba miręs vaikas yra. Tai, bet ne, jūs nepergyvenkit, tikrai, sakau, laikroduką, išmanųjį laikroduką per šaibzai. Yra ir daugiau daiktų, ne tik laikrodukų, gal kažkokiu vaikiškų rūbelių jums nereikės, gal pačiai savo rūbelių kažkokiu irgi pasižiūrės. Tai tiek, tai jeigu reikės daugiau, reiškia, pagalbos tikrai drąsiai kreipkitės. Smagu buvo padėti. alekseivanov.com.ru Drąsiai žinokit. Ir tarp kitko, aš nežinau, ar čia tik mano, čia ne, bet labai išdavystė jaučiasi man šitam kambarį. Prašom. Labas. Sveiki. Žiūrėkit, nepykit, aš jums iškart pasakysiu. Aš negaliu jums padėti, aš net neturėčiau čia būti. Suprantat, aš ėjau į Lietuvos balsą ir aš čia anketą atsiunčiau ir papuoliau netyčia. Tai aš labai atsiprašau ir aš užjaučiu jūs dėl sūnaus jūsų, bet aš jums nieko negaliu padėti. Tai tiesiog pasėdim ir aš eisiu tada. Gerai? Kas belieka? Aš širdyje labai myliu savo mamą, tau mano šypsena. Gal baigsit? Gerai. Gal bent turit nuojautą kažkoje, kur jis? Vienintelis dalykas, ką aš jaučiu dabar, tai kad aš tikrai esu ne vietoj, kur turėčiau būti. Tai aš gal ir eisiu, žinokit. Aš atsiprašau dar kartą. Išvaistėt valandą mano laiko. Ar čia jūsų sūnus ant ekrano telefono? Tai taip, čia Danielius. Čia buvo pirma mūsų užduotis šiandien. Aš jį ryte bagažinį mačiau. Čia kažkur buvo, aš atsimenu, ruda mašina tokia. Va šitas Mini Cooperis. Aš nežinau, gal jis dar yra viduje tas vaikas. Jėzu, mažytė, kur tu buvai? Žiūrėk, kokia nebloga. Aš negaliu patikėti. Štai taip. Evaldas įrodė, kad yra vertas ekstrasensų dvikovų čempionų titulo. Radęs vaiką, kurį mūsų kūrybinė komanda paslėpė bagažinėje, įrodė, kad vyksta protų nesuvokiami dalykai. Ačiū Jums, kad žiūrėjote. Susimatysime ateities epizoduose.